Labą dieną. Sveikinu visus su šventomis Velykomis. Su pirmąja Velykų diena. Dar bus ir rytoj Velykos skaitysis balandžio 1 dieną. Ir dabar buvo prieš savaitę verbos. Visi kentėjome kartu su Jėzumi Kristumi. Verbos šakelė pati gražiausia, tokia visą laiką, kiekvienais metais tokia turiu šakelę verbos. Ir kartu kenčiame ir mes žmonės turim savo visokių problemų, sielvartų ir kenčiame taip pat kartu su Jėzumi Kristumi. Tačiau atėjus Velykoms būkime džiaugsmingi ir smagūs, optimistai ir kartu prisikelkim kartu su Jėzumi Kristumi naujam gyvenimui, kad neliūdėtume, būtume, kaip sakyt, optimistai, smagūs ir žinoma, prieš Velykas gavėnios laikotarpis, kai buvo, tai galėjom pagyventi ir, kaip sakyt, pabūt kaip vienuoliai, pagyventi, suprast Kristaus kančias, įsigilinti į tai ir, kaip sakyt, susilaikyti nuo troškimų, pabūti vienatvėje, vienumoje, susilaikyti nuo troškimų, nuo visokių linksmybių ir pabūti labiau santūrus. Tačiau dabar atėjus Velykoms, kai prisikėlė Jėzus Kristus, prisikelkim ir mes, kad išsklaidytume iš savo sielų liūdesį, nesėkmės ir abejonės. Nors jų ir yra, bet remkimės Jėzumi Kristumi, kalbėkim maldą, susijunkim su juo, santykyje su juo. Ir, kaip sakyt, gražių margučių, obuolių per Velykas, pyrago, margučių, sausainių, skanumynų ir geros nuotaikos ir optimizmo, džiugesio ir visuomet prisiminkim, kad yra Jėzus Kristus, kuris mums padės, mus globos ir šventa mergelė Marija. Ačiū už dėmesį.